Čia nėra slėginis purkštuvas. Kaip sakiau, jis skirtas būtent herbicidams ir būtent sisteminiams herbicidams, tokie kaip Roundupas arba Tornado, kurie yra glifosato pagrindu. Tai čia svarbiausias dalykas, kad čia nėra sudarytas slėgis, o čia yra varikliukas ir čia yra purkštukas, kuris išpurškia tą herbicidą gan stambiais lašeliais. Jis nepadaro dulksnos stambiomis lašelėmis, kadangi tų porą lašelių ant vieno lapo jau pakanka, kad visiškai sunaikinti augalą. Dar vienas labai svarbus dalykas. Į šį purkštuvą mes pilame net skiestą herbicidą. Ši technologija leidžia 1 litro herbicido apipurkšti 30 arų ploto. Arba 1 hektarui gali pakakti tik 3 litrų herbicido. Litrinis purkštuvas turi 2 antgaliukus, žiūrėkite. Vienas žalias ir vienas oranžinis. Tuoj parodysiu skirtumą. Šie purkštukai skiriasi būtent skylutėmis. Ir jie būtent skiriasi tuo, kad jie paduoda vienas mažiau skysčio, kitas daugiau. Tai reiškia, kaip sakiau, kad žalias tinka purškimui 3 litrų 1 hektarui, o oranžinis paduoda truputį daugiau skysčio, reiškia čia mažesnė išeiga, o čia herbicido didesnė išeiga. Čia nėra akumuliatoriaus, šis veikia purkštuvas nuo 2 elementų, baterijų, kurios dedamos čia. Patogiau yra tas, kad, kaip sakiau, nereikia nieko skiesti, tiesiog užpilam, prisukam ir dirbam. Kad būtų lengviau, patogiau dirbti, turime štai tokį dirželį, uždedam ir tada vaikštom ir dirbam. Kaip sakiau, laikykite kuo arčiau žemės.